Gerą dieną, meistrai ir klientai. Potencialus būsimi ir buvę. At ką mes atlikinės paslaugas savo. Ar kaip matot šią situaciją, kurią pasidalinsiu iš šalies. Atvykus į objektą sudarinau vienos sistemos medžiagas. Pasiūliau sprendimą su Ardex produkcija ir specializuotos dažų parduotuvės. Atidirbtą sistemą, kuri kuo puikiausiai veikia. Buvo suderinta iš pat pradžių, kad galėsiu daryti sienas su medžiagomis Ardex. Vėliau paruošus sienas savo dažymui, jas nugruntuoti alkidinio white spirito pagrindo gruntu. Ir proceso eigoje tiesiog buvo medžiagos pakeistos. Iš Ardex į Weber, iš alkidinio grunto į vinilinį gruntą. Nepaisant to, kad visi žingsniai proceso eigoje buvo stengiamasi atlikti chirurginio tikslumo, dėl nenumatytų kažkokių niuansų, nežinomų savybių, fizikinių, cheminių suderinamumo, nesuderinamumo eigoje išlindo po pirmo dažymo sienos defektai, blikai. Blikai turima omenyje, kad žiūrint kampu į sieną, matosi blizgesnės, matiškesnės zonos, tokie plemai, kaip karvės kailis atrodo. Aš, kaip vykdytojas atėjęs į objektą, pasiūlydamas atidirbtą liniją, kaip kas turi darytis ir būti atliekama, nešiau pilną atsakomybę už savo pasiūlymą. Bet kada projekto eigoje buvo medžiagos pakeistos iš suderintų į klientui palankesnes, galutinio reziume išlindę niuansai, defektai, ar tai yra mano atsakomybių ribose? Mano klaida, kad aš puldamas, čia geri pažįstami, tapale, altruistiškai pradėjau ieškoti galimybių, kaip išspręsti šitą situaciją, įsigilinau visą šitą situaciją. Su technologų pagalba radau sprendimus, patvirtinimus, savo turimų žinių. Pasiūliau pasiūlymą, į ką man buvo klientai pasakę: Viktorai, o kas bus, jeigu tavo pasiūlymas neištaisys šitų niuansų? Aš tada prisimsiu visą atsakomybę, padengsiu visus kaštus dažų, perdarimų ir panašiai. Ko sekoje, tas, kas buvo iš pat pradžių siūlyta naudoti, panaudojau ant pilnai viso namo sienų nugruntuotų vinilinių gruntų, kuris nesuvienodino pagrindo įgeriamumo. Ant viršos teko kai kurias dar sienas akcentinės perglaistyti ir pergruntuoti alkidinio white spirito pagrindo gruntų. Ir to sekoje pavyko ištaisyti visus tos sienų matomus defektus kaip blikai, nesusivienodino pagrindo įgeriamumus. Už pergruntavimą sumokėti atsiskaityta, dažo užnešimą po to vieną kartą yra atsiskaityta, bet visas tas procesas, kuris yra pergruntavimai, prieš tai perglaistimai, sienų peršveitimai, papildomi pergruntavimai, suvienodinami paviršiaus įgeriamumai, tai užtruko man 8 dienas darbo. Ką aš įvertinau 1350 eurų. Ir ko sekoje buvo pasakyta, kad šie defektai yra tavo kalte, tavo nekompetencijos ir mes už papildomus darbus nieko nemokėsime.
Aš pasakiau, jeigu su manim nėra atsiskaitoma, aš toliau darbų šiame objekte netęsiu. Jeigu būtumėt klausę manęs iš pat pradžių vieną liniją atlikti sienų apdailą, būtumėt turėję rezultatą greitą ir stabilų. Čia buvo pasirinktas jūsų medžiagos, ko sekoje reikėjo spręsti niuansus ir likti namilį. Namilį atmylina, kaip to dainoje Nintendo. Atmylina, mylį atmylina. Ir man įdomu, kaip jūs matot šitą situaciją. Technologai, projektų vadovai, klientai, žmonės iš šalies. Jum ateina vykdytojas ir sako, dirbu savo medžiagom, nešu atsakomybę. Jūs nutarėt pataupyti ir atnešat savo medžiagas. Tai jūs turite ir informuoti vykdytoją, kaip su jumis dirbti, kad pasiekti galutinį rezultatą. Jo labiau, kaip buvo visi proceso eigoje daromi žingsniai, derinti su klientu, ką darysi, kaip darysi, su kuo darysi, viskas buvo tvarkoj. Net technologai to neižvelgia, kad kažkas bus negerai, nes aš viso proceso eigoje tariausi, kalbėjau, bendravau, kaip įmanoma geriau, kad atlikti tą darbą. Bet išlindo blikai ir čia yra dar toks klaustukas. Ar šita strategija buvo kai kam žinoma labai gerai ir buvo tiesiog pakišta tokia situacija, kodėl būtent pasiūlyta viena sistema buvo pakeista į šią sistemą. Ar tai yra bendro susitarimo strateginis žingsnis įvesti į situaciją ir sudeginti, už 2 savaites gauti tam 100 000 eurų, visi pataisimai nurašyti ant manęs. Netinka, nemokam, nedirbk, viso gero. Na, žodžiu, jaučiuosi labai oriai įvertintas. Patirtis kaip patirtis, žinosiu, ko kitą kartą nedaryti. Mano klaida, kad nesitariau iš pat pradžių, kad už šitos darbus bus papildomas mokama, bet, ką žinau, apsaugant klientų investicijas, nedažant visų sienų taip, kaip buvo sakyta, kada pastebėjau sienų defektų blikus, apsaugojus jų investicijas, be didelių praradimų ir radus sprendimą ir ištaisius klaidą, likti šioje situacijoje neįvertintam, man atrodo, čia yra nesąžininga. Būtų klausę iš pat pradžių dirbti su kokiom medžiagom, būtų visas jo rezultatas senai pasiektas. Jeigu jie išlindo nenumatyti niuansai, kurios reikėjo spręsti, derinimai, svarstymai, gal tik dalį pagruntuojam, gal viską pagruntuojam, viską pagruntuojam, mėtymasis, pašveitimas, perglaistimas, visą tai tipo už ačiū, visą tai yra nevertinama. Nežinau, trūksta žodžių man tiesiog ir tiek. Ką jūs manot?